Sveika, Laura. Sveiki. Kaip žinai, VGTU studentų atstovybė vykdo projektą prieš akademinį nesąžiningumą. Ir taigi, kokia tavo nuomonė apie vis didėjančią šią problemą, apie nusirašinėjimą, plagijavimą ir tokius panašius dalykus? Visų pirma, tai yra nelegalu. O kas yra nelegalu, tai yra uždrausta turbūt ne veltui. Tai jeigu žmogus savo ir jo sąžinė ir pats jisai leidžia suelgtis nesąžiningai ir nelegaliai, tai yra tik jo vidinis reikalas ir šitoje vietoje mes turime tam pakankamai mažą įtaką. Kaip manai, kokių įgūdžių prieš darbdavį netenka nusirašinėdamas būsimas specialistas? Manau, praranda pakankamai daug įgūdžių. Visų pirma, savo specialybinių įgūdžių. Jeigu jis nusirašė vienam egzaminui, reiškia, jis to dalyko medžiagos neišmoko. Ir galiausiai atėjus tam tikram laikui, jisai jaus tame spragą ir turbūt negalės gerai atlikti savo pareigų, o faktas darbdavys anksčiau ar vėliau tai pastebės. Kaip manai, ar darbdaviai pastebi nesąžiningą studentą pačiam darbe? Laikui bėgant, manau taip. Aišku, tai priklauso nuo specialybės, vis dėlto nenorėkim mes būti tokie, kurie mano, kad viską, ko išmoksim universitete, mums tikrai visko to prireiks realiame darbe. Turbūt kiekvienas darbas turi savo specifiką ir mes negalim žinot, ko mums prireiks, ko ne, bet niekada negali žinot, galbūt tau visada, būnant inžinierium, prireiks ir teisinių žinių. Na, papasakok, ar savo studijų metu esi nusirašęs? Manau, kaip visi, esu bandžius nusirašinėti mokykloje. Ir tuo metu man tai atrodė labai protinga idėja, nes sakiau, kad man tikrai to dalyko nebereikės. Ir atsitiko taip, kad atėjau į universitetą ir pusę metų turėjau mokytis tą dalyką ir vietoj to, kad po to būčiau turėjus laisvą laiką, tai ką jau turėjau mokėti mokykloje, turėjau mokytis iš naujo universitete, tai pakišo koją man pačiai visas šitas smagumas. Ir ką galėtum palinkėti VGTU studentams sesijos metu? Tai visų pirma, besiruošiant sesijai, jeigu iškils noras nusirašinėti, tai manau atsisėskit ir pagalvokit, ar tikrai esate ten, kur norit būti. Nes jeigu kyla noras nusirašinėti, matyt, jūsų netenkina jūsų studijos ar tai, ką veikiate. Tai galbūt pagalvokit, ar nėra verta kažko pakeisti ir priimti tam tikrų sprendimų, nes niekada nėra vėlu to padaryti, tačiau geriau anksčiau negu niekada. Tai elkite sąžiningai, legaliai, patys prieš save, nes visada dažniausiai nelegali veikla baigėsi blogai. Tai linkiu, kad jums taip nebūtų ir ši sesija praeitų sėkmingai.